Įdomybės iš Biblijos enciklopedijos. Kunigų knyga. Tai priesakų, kuriuos ant Sinajaus kalno Dievas per Mozę paskelbė savo tautai knyga. Graikiškas ir lotyniškas jos pavadinimas Levitikus kilęs iš Levijo giminės, kuri drauge su kunigais vadovavo tautos religiniam gyvenimui vardo. Turinys. Aukojimo priesakai nuo 1 iki 7 skyriaus. Aaronas tampa vyriausiųjų kunigų, kunigų nuostatai, mitybos taisyklės, priesakai, dėl sergančiųjų, suteršta, nesuteršta. Permaldavimo diena, Dievo įsakymai, kaip gyventi, kokių laikytis papročių ir šventės. Pagrindiniai veikėjai yra Aaronas, kunigai ir levitai. Svarbiausi įvykiai šioje knygoje tai yra Aarono pašventinimas vyriausiųjų kunigų, didžiosios kasmetinės religinės šventės, permaldavimo diena, Pascha, derliaus, palapinių iškilmės. Vyksmo vieta. Sinajaus pusiasalis, Dievo tauta kelyje iš Egipto į pažadėtąją žemę. Įžymiosios mintys. Mylėk savo artimą kaip pats save. Šiuos žodžius pakartojo Jėzus, kalbėdamas apie įstatymo esmę. Prasmė ir idėjos. Dievas laukia, kad visa jo tauta ne tik iš savo tarnystės gyvenantys kunigai elgtųsi pagal jo nurodymus. Ne visi kunigų knygoje surašyti priesakai yra duoti visiems laikams, nors daugelis jų tai išmintingos sveiko gyvenimo ir higienos taisyklės. Bet už visų šių smulkmenų slypi amžina tiesa, jog Dievas tai tobulas gėris ir skaistumas. Mes esame užsispyrę ir nepaklusnūs savanaudžiai. Nuodėmė neišvengiamai atskiria mus nuo švenčiausiojo Dievo. Mums reikia rasti būdą, kaip su juo susivienyti. Senojo testamento aukojimai nurodo tą būdą. Nuodėmė veda į mirtį. Gyvulio aukojimas yra tarsi užuomina apie vienintelę tobulą Jėzaus auką ateityje, kurios pakaks visiems laikams ir kuri bus skirta viso pasaulio nuodėmėms atpirkti.